Vidinis kritikas yra toks balsas, kuris labai dažnai atsiranda ypač tada, kai mes norime plėsti savo veiklą, kai mes norime pradėti kažką naujo, ko anksčiau galbūt nedarėme, kai einame į savo autentiškumą, kai einame į įsakymą savo tikrosios išraiškos ir savo tiesos. Ir tada ypač tais momentais vidinio kritiko balsas ypač tampa stiprus. Tai kodėl taip yra ir kokia yra jo rolė? Tai iš tikrųjų, vien pradedant žiūrėti, kaip tas vidinio kritiko balsas atsirado, mes galime pastebėti savo vaikystę ir kaip su mumis šnekėjo mūsų tėvai. Tai šis vidinis balsas, vidinio kritiko balsas dažnai skamba kaip mūsų tėvų lūkesčiai. Dažnai skamba taip, kai mes kažką blogo padarėme ir tada mums tėvai apie tai primindavo. Ir tada iš tikrųjų tai yra susijęs su saugumu. Nes kai mes buvome vaikai, mes ir turėjome paklusti savo tėvų lūkesčiams. Mes turėjome paklusti tai, ką jie mums pasakė ir tikėti tai ir tai priimti, nes tai buvo vienintelis būdas mums išgyventi kaip vaikai. Tai tiesiog yra kaip mūsų kūnas veikia. Ir vis dabar, kai mes iš tikrųjų jau esame suaugusios, vis dar šitas balsas yra išlikęs iš mūsų vaikystės, mes vis dar įnešamės tiek daug metų. Nors iš tikrųjų dabar jau galime išgyventi ir pačios, jau galime išgyventi ir be mūsų tėvų. Bet vis šitas balsas mus bando apsaugoti. Vis šitas balsas mus bando apsaugoti nuo sėkmės. Ir čia iš tikrųjų, manau, yra svarbu suprasti vieną dalyką. Kad šitas vidinio kritiko balsas turi svarbią rolę ir iš tikrųjų jis yra čia su priežastimi. Jis yra čia, nes nori mus apsaugoti. Tačiau dabar yra klausimas, ar mes norime jo klausytis ar ne. Ar ką daryti, kai jis ateina. Tai iš tikrųjų dažnai mes identifikuojame save su tuo balsu. Jis dažnai skamba taip. Tu esi nepasiruošusi. Tu esi nepakankama pradėti kažko. Tau dar nėra laikas. Ką tu čia dabar įsivaizduoji darydama? Tau dar reikia daugiau sekėjų, kad galėtum paleisti šitą programą. Tai atrodo tokiais žodžiais jis skamba. Bet dažnai mes tada pagalvojame, kad tai esu aš, kad iš tikrųjų aš esu nepasiruošusi. Tada save identifikuojame su tuo balsu. Ir čia ir yra problema, kai pradedame identifikuoti save su tuo balsu. Kas man iš tikrųjų labai padėjo, tai yra suvokti, kad šitas balsas nesu aš. Tai yra tik viena mano dalis. Tai dabar, kai iš tikrųjų šitas balsas pasirodo manyje, aš nesakau, tai esu aš. Tai nesakau, aš esu nepasiruošusi. Aš sakau, mano vidinis kritikas sako man, kad aš nesu pasiruošusi. Viena mano dalis sako, kad aš nesu pasiruošusi. Ir tai man leidžia tiesiog atsitraukti nuo šio vidinio kritiko balso ir tiesiog tai matyti per atstumą. Ir tada pasidaro žymiai lengviau kažką su tuo balsu daryti. Nes jis daugiau manęs neužgožė. Taip. Ir jeigu rezonuoja ar kažkas kyla, kai aš dalinuosi, tai tikrai pakomentuokite. Tai kai kyla šitas balsas, aš visų pirma pamatau, kad tai yra šitas balsas, aš jam duodu etiketę, suprantu, kad jisai tiesiog mane bando apsaugoti, bet tuo pačiu žinau, kad aš neturiu jo klausytis. Ir visada, kai yra tas vidinio kritiko balsas, yra mumise ir kitas balsas. Yra ir palaikantis, mylintis balsas, kuris
yra čia, nes jis taip pat nori mus palaikyti. Bet čia yra labai svarbu suprasti, kad kai ateina tas vidinio kritiko balsas, mes jį pamatome, bet tuo pačiu pamatome ir tą kitą balsą. Ir tada pasirenkame klausytis to kitą balsą. Tai čia gal man labai padėjo tas supratimas, kad mumise bet kokiu metu egzistuoja keli balsai. Ir turime pasirinkimą, kurio balso mes norime klausytis. Ar to, kuris mus kala ir džadžina, ar to, kuris mus palaiko ir kuris yra už mus. Tai iš tikrųjų, jeigu čia turite kažkokių komentarų ar klausimų, tikrai klauskite. Tai vat. Ir kai dar kyla šitas vidinio kritiko balsas, man visai kartais įdomu, jeigu turiu galbūt daugiau laiko ir pareflektuoti daugiau ir pasikalbėti su juo. Ką tu man turi pasakyti? Kodėl tu dabar pasirodai? Ir tada ateina labai įdomių suvokimų iš vaikystės. Ir tada tiesiog kartais suprantu, aha, čia yra mano mamos balsas. Ir dabar suprantu, kodėl jis ateina. Ir kartais netgi man patinka visai duoti ir tokį kaip charakterį šitam vidiniam kritikui. Tai yra netgi įsivaizduoti, kaip jisai atrodo. Tai yra, kad dar greičiau suvokti, kas jis toks yra, kai jis pasirodo. Ir iš tikrųjų gal pati pastebėjau savyje, kad kuo toliau, tuo aš greičiau šitą balsą pastebiu. Ir kad man pradžioje iš tikrųjų reikėjo daug priminimų, kad šitą balsą apskritai pastebėti. Tai pavyzdžiui, kiekvieną vakarą aš kažką journalindavau ar rašydavau apie tai, kaip šitas balsas manyje pasirodė. Ir tada man tai padėjo vis greičiau jį pastebėti. Tai va. Dabar dar noriu pakalbėti ir apskritai apie sėkmę ir apie drąsą. Nes iš tikrųjų, kai mes pradedame kažką naujo ar plečiame kažką naujo, ko mes dažnai bijome, tai yra sėkmės. Mes dažnai bijome sėkmės. Mes dažnai bijome, kad tai, ko mes labiausiai norime išsipildys. Taip, viena mūsų dalis to bijo. Ir tai yra labai įdomu, nes atrodo, mes labai norime kažko, bet tuo pačiu viena mūsų dalis labai to bijo. Tai kodėl taip yra? Tai iš tikrųjų, viena mūsų dalis dažnai jaučiasi nepasiruošusi tai sėkmei. Jaučiasi, kad mes dar neturime pakankamai įgūdžių ir visokiausių dalykų, kad iš tikrųjų mes galėtumėme šitą sėkmę laikyti. Ir kad mes, jeigu pasieksime šitą sėkmę, mes daugiau nebeturėsime ryšių su savo aplinka ir su savo žmonėmis. Ir kad mes pasąmoniškai būsime atstumtos. Ir kad mes nežinau dabar lietuviško žodžio, belong in our community. Ir iš tikrųjų, iš tos žmogiškosios perspektyvos ir kaip mes funkcionuojame kaip žmonės, tai yra iš tikrųjų vienas, galbūt sunkiausių dalykų ir kas žmogui gali atsitikti, tai yra būti atstumtam. Ir dažnai mes išsikeliame tokius labai stiprius sėkmės standartus, kurie ateina iš išorės. Tai ką pastebėjau iš savęs ir ką aš anksčiau darydavau, kad aš vis nesijausdavau sėkminga. Vis nesijausdavau, kad šiandien pasiekiau pakankamai, kad šiandien buvau pakankamai produktyvi, kad šiandien padariau pakankamai, kad turiu pakankamai pinigų, kad turiu pakankamai klientų. Ir kas tada nutikdavo, kad aš vis savimi nepasitikėdavau. Vis savimi nepasitikėdavau ir dėl to, nes vis nepasiekdavau tų sėkmės standartų, kurie iš tikrųjų atėjo iš išorės ir kurie man visiškai netiko. Aš vis žiūrėdavau į tuos sėkmingus verslininkus, į tuos sėkmingus žmonės, kurie ten turi didžiausias mašinas, ten kažkokias didžiausias vilas, ten yra milijonieriai ir panašiai. Ir aš galvoju, kad tik tada, kai pasieksiu,
vat šituos sėkmės standartus, tik tada aš būsiu sėkminga. Ir kol aš nepasieksiu šitų standartų, tada būsiu kažkokia lūzerė. Ir kas tada buvo, kad tiesiog nepasitikėjau savimi ir galvojau, kad esu nevertinga, nes nesu pasiekusi šitų sėkmės standartų. O kai jaučiuosi nevertinga, tada nėra drąsos, tada nėra pasitikėjimo savimi, tada sunku eiti į priekį ir kažką daryti. Todėl iš tikrųjų, kas man labiausiai padėjo šituo atžvilgiu, tai yra susidėlioti savo pačios sėkmės standartus, savo vidinius sėkmės standartus, kuriuos aš galiu pasiekti kiekvieną dieną, prie kurių man nereikia dirbti belenkiek metų. Ir kurie dažnai iš tikrųjų nėra tiesiog apie kažkokius išorinius dalykus, bet yra tai, kaip aš jaučiuosi, kaip aš pasirodau santykėje su kitais žmonėmis, kaip aš pasirodau kaip lyderė, kaip aš pasirodau savo klientams. Ir tiesiog susivokti, kaip aš noriu pasirodyti kiekvieną dieną ir žinoti, kad jeigu aš pasirodysiu taip, kad tai mano diena bus sėkminga ir kad man nereikia ten kažkokių didžiausių vilų ar kažkas tokio, kad jaustis sėkminga savo gyvenime. Ir tai iš tikrųjų, kai pradėjau tą daryti, aš pati pastebėjau, kad pradėjau žymiai daugiau savimi pasitikėti ir žymiai stipriau save mylėti. Nes iš tikrųjų, reikia ką pastebėjau, kad kuo labiau aš save džedžinu, kuo labiau savęs nepriimu, tuo tada tos dalis, kurios nėra priimtos, tuo jos labiau atrodo pažeidžiamos ir tuo labiau aš bijau save parodyti savo autentiškume pasaulyje. Nes tiek aš savęs nepriimu, kaip aš galiu pasirodyti autentišką. Kaip? Labai tai yra sunku. Todėl iš tikrųjų labai daug dalykų irgi mano pačios gyvenime prasidėjo nuo savęs priėmimo ir tikrai žiūrėjimo į tas dalis, kurios dar yra gėdos jausme, kurios yra nepriimtos. Ir priimti tai su meile. Ir iš tikrųjų tikrai tame buvo ilgas procesas. Ir dabar matau Guostės komentarą ir matau, kad Laura prie mūsų prisijungia. Tai dabar pakviesiu ir Laurą prie mūsų. Ir perskaitysiu Guostės komentarą. Aš taip pat žiūrindavau ištisus metus, tai buvo geriausias psichologas. Atrodo, prašydavau tik apie savo dieną, o padėjo tobulėti ant tiek daug. Tiek atrodo naujų dalykų apie save, o karts nuo karto perskaičiau senesnius užrašymus, pastebėjau, kiek daug išmokau. Labai dėkoju, kad pasidalinai, Guostė. Man taip pat žurnalimas iš tikrųjų davė labai daug vertės. Ir labai toks įdomus dalykas, aš irgi čia dabar pasidalinsiu, kas kilo, tai mano draugas vakar pasidalino, kad savo tą visą knygutę, kurią žurnalindavo, jis tiesiog nufotografavo, tada įkėlė į ChatGPT ir tada paprašė ChatGPT, kad išanalizuotų, kas jis toks yra ir irgi tam padarytų tam tokius personalizuotus planus ir panašiai ir kad sumaris ir tiesiog, kad padarytų summary. Tai, ką jis ten žurnalindavo per labai daug metų, tai ir gavo labai daug įdomių rezultatų. Tai čia iš tikrųjų irgi pagalvoju, kiek yra daug galimybių naudoti AI, kad mes iš tikrųjų galėtumėme geriau save suprasti. Ir aš pati dar šitas galimybės atveriu. Tai matau, kad Laurai dabar kažkodėl neišėjo prisijungti, bet tikiuosi, kad vėliau išeis prisijungti. Taip pat dar kartą noriu paminėti, kad jei turite kažkokių klausimų ar kažkokių įžvalgų, arba galbūt netgi pačios norėtumėte dabar prisijungti prie šito live. Žinokit, tai yra gera galimybė, nes tikrai būtų labai fainai išgirti ir jūsų pačių pasidalinimus. Taip, nes iš tikrųjų aš galvoju, kad darysiu šitą laivą su Laura, tai dabar taip irgi yra man įdomus procesas tiesiog sakyti tai, kas flowina šiame momente. Taip, tai ką dar jaučiu su jumis pasidalinti. Taip, tai iš tikrųjų galbūt norėčiau dar pasidalinti apie tai, kas man taip pat labai padėjo drąsiai eiti į priekį ir kurti tai, ką aš norėjau kurti tiek daug metų. Tai, sakyčiau, vienas svarbiausių dalykų tai yra prašymas pagalbos. Aš anksčiau buvau toks žmogus,
kuris vis galvodavau, kad viską turiu padaryti viena. Kad jeigu aš noriu kažką pasiekti, kad niekas man nepadės, todėl turiu viską padaryti viena. Ir tada ir bandydavau viską padaryti viena ir taip ir nieko nepadarydavau galų gale. Nes ką aš supratau, kad ypač jeigu mes einame į gilesnius naujus vandenis, jeigu mes pasirodome pasaulyje, mums labai reikia palaikymo. Palaikymo žmonių, kurie mus mato ir girdi. Ir čia iš tikrųjų ta visa palaikanti energija, ji mums padeda transformuoti tuos visus vidinius dalykus, kurie ateina. Nes aš pati pastebėjau, kai aš pasidalinu šitais dalykais su kitais žmonėmis, atrodo šitos problemos jos transformuojasi ir jos manęs tiek nepaveikia. Kai aš išgirstu, kad kažkas kitas eina per šitą pačią problemą, tada aš pamatau, kad aha, mes einame per šitą problemą kartu. Ir tai jaučiasi žymiai geriau. Tai jaučiasi žymiai geriau. Ir aš tiesiog dabar pradėjau pastebėti tos skirtingus resursus, kuriuos aš turiu aplinkui. Aš pastebėjau, aha, mano šitie draugai moka šitą, šitie draugai moka šitą. Tai aš galiu jų paprašyti, kad galbūt galėtų man duoti įžvalgų. Ir kažkaip man buvo pirma sunku prašyti, galvojant, kas čia, kodėl čia būti tokia nepatogia. Tad esmė tame, kad reikėjo man išmokti kartais galbūt ir būti nepatogia. Nes dažnai, kai aš galvoju, kad aš būsiu nepatogia, tada iš tikrųjų tai aš buvau visai ir patogi. Tai tiesiog tas buvo balsas galvoje. Tai va. Ir dar kalbant apie drąsą kurti, vienas dalykas, kuris mane labai anksčiau stabdė, tai yra toks įsivaizdavimas, kad aš turiu dabar susižiūrėti didžiulį planą, viską žinoti į priekį, čia turėti visus iš to žingsnelius ir tik tada, kai turėsiu aiškumą, tik tada, kai turėsiu planą, aš galėsiu kažką pradėti. Bet iš tikrųjų, tada pergalvodavau dalykus ir niekaip nepradėdavau. Ir ką aš supratau, kad yra svarbiausia tiesiog žinoti tą pirmą žingsnį, kuris būtų šiek tiek iš komforto zonos ribų, bet ne per daug. Ir tada, kai žengsiu šitą žingsnį, tada atsiveras labai daug naujų žinių, atsiveras labai daug informacijos, pradės eiti žmonės mano linkme, kurie man padės, nes aš pradėjau eiti šiuo keliu. Aš pastebėjau, kad visi šitie dalykai, jie pradėjo pas mane eiti tik tai tada, kai aš pradėjau. Visa šita informacija, visa šitas aiškumas. Bet man tiesiog reikėjo pradėti. Tai va. Ir aš matau dar vėl Gustės komentarą, tai labai dėkoju, kad daliniesi su mumis. Ir jis sako, anksčiau ir netgi dar kartais dabar esu strigusi fazėje, jog nežinau nuo ko pradėti, kokiu keliu eiti, kas man domina ir kokia mano gyvenimo kryptis. Tai aprašiau viską, kokia esu, kokias domina ir kas patinka į ChatGPT. Jis man parašė irgi ugdymo krypčių kelią, visą planą, padėjo pasvarstyti variantus, davė ir kriterijus, nuo ko pradėti, su kokiais žmonėmis dirbti, ko prašyti pagalbos, rekomenduoju kiekvienam. Taip, AI ne visada taip blogai, nes reikia naudingai išnaudoti. Labai sutinku ir iš tikrųjų, bet kalbant apie AI, aš kaip minėjau, tikrai yra labai daug visokių galimybių, kaip jis mums gali asistuoti, kaip asmeninis psichologas, kaip duoti mums įžvalgų, gali iš tikrųjų susisteminti tas visas skirtingas mintis, tą chaosą į kažkokį tais procesą. Aš matau, kad Raminta norėtų pasidalinti, tai iš tikrųjų aš, Raminta, tave pakviesiu į mūsų laivą. Tai būtų tikrai labai smagu, kad ir tu pasidalintum savo įžvalgomis. Labas. Labas. Labai smagu tave matyti. Mes su Raminta buvom susipažinusios vasarą per vieną ekstatinių šokių tokį renginį Gajos kupole, tai labai smagu čia tave matyti ir laivę dabar. Smagu matyti, taip, ačiū labai. Smagu prisijungti, jau ne pirmą laivą prisijungiu, tai smagu susijungti tiksliau, gal taip. Bet ką norėjau pasidalinti irgi apie autentišką veiklą, kada pradedam, su kuo susiduriu, gal bus įžvalgų iš šono, tai
aš nežinau, kas vyksta, ta prasme, kažkoks atstumimas iš moterų kitų, būtent iš moteriškos pusės, vyrai palaiko stipriai. Moterys jos, ką žinau, atrodo apsimeta, kad jos draugiškos, o paskui nesuprantu, nesuprantu, kas vyksta, iš tikrųjų, dėl kokios priežasties, dabar galvoju, kaip įvardinti. Tiesiog taip, kaip išeina, atstumia už nugaros kažkaip nemaloniai, gal atsiliepia, bet į akis tai maloniai. Nežinau, gal esate irgi susidūrę, gal nesusidūrę, nes čia irgi apie savo autentiškumą, kaip būti autentiškai savyje, bet kad vat irgi tas nepriėmimas vyksta iš šono. Taip, tai iš tikrųjų aš esu irgi susidūrusi su tokiam situacijom ir būtų labai smagu, kad ir kitos pasidalintų čiate, kai, gal aš anksčiau į savo gyvenimą aš pati jaučiu pritraukiau visai kitokias moteris, negu pritraukiu dabar. Ir buvo man toks jausmas, kad lyg buvo kažkoks pavydas tarp mūsų, kad buvo kažkokia įtampa tarp mūsų ir kad buvo dažnai tai ir susijęs su vyrais, kad jeigu yra kažkoks vyras tarp mūsų, tai čia vėl kažkaip norime ne tai, kad viena kitai pakenkti, bet buvo toks jausmas, kad gal tas pavydas toks ir ta įtampa pasirodo tarp mūsų. Ir iš tikrųjų tiesiog, kai aš pati pradėjau gal keistis, aš tada visai pradėjau kitus žmonės į savo gyvenimą pritraukti. Tuos, kurie iš tikrųjų mane palaiko, kurie mane vertina, kurie mane myli, nes aš pati priėmiau ir mylėjau save. Ir kai pastebėjau, kuo labiau aš save mylėjau, kuo save labiau priėmiau, tokie patys žmonės, kurie reflektuoja būtent šitas savybės, pradėjo eiti į mano gyvenimą. Ir dabar aš turiu savo gyvenimą moteris, kurias tikrai, manau, kurias mane palaiko, kurias mane iš tikrųjų vertina. Bet tame procese buvo labai daug ir pasirinkimo, kad gerai yra draugių, su kuriamis aš daugiau nebenoriu bendrauti. Ir buvo iš tikrųjų sunku iš tikrųjų atsiimti, kaip čia pasakyti, nebeturėti šitų draugių savo gyvenime, nes mano senas identitetas buvo pririštas prie jų, mano senoji aš buvo pririšta prie jų ir tiesiog atėjo kažkoks laikas, kad gerai, aš dabar esu nauja man savo versija ir kad man šitos senos draugės neberezonuoja ir tada atrodo, kad laisvinau jas nuo savo gyvenimo, tada iš tikrųjų pradėjo eiti į mano gyvenimą ir tos moteris, kurios mane palaiko. Tai tokia mano kelionė, kas man kilo dabar pasidalinti. Ačiū labai už pasidalijimą, aš girdžiu, kad tu sakai. Ir labai įdomu, nes aš jau praėjau tą etapą, taip galvojau prieš daug metų. Pasikeitė žmonės ir galvojau, kad pritraukiu į savo gyvenimą sąmoningas moteris. Aš taip galvojau. Bet pasirodo, kad tada aš, aišku, visai ką klausiu tada, kas yra manyje, kad aš pritraukiu tai. Ir aš nesuprantu, ir aš nežinau. Ir tiesiog nesuprantu. Ir kas liečia su vyrais, tai vyrai tiesiog, aš turėjau omeny, kad jie daugiau palaikymas toks nuoširdesnis, atrodo, kad, tos sąmoningos moterys, kurios atrodo, kad, nesuprantu, atrodo, kad panteros su kaukėmis, gal taip įvardyti. Labai įdomu iš tikrųjų ir ir tu minėjai, kad galbūt yra kažkas tavyje, kas pritraukia tokias moteris, tai kas galvoja, tai galėtų būti? Aš nežinau, kas galėtų tai būti, nes aš, kada įeinu į santykį, aš atrodo, nuoširdžiai, aš tokia, bet kokia esu, ne, aš nevynioju į vatą, aš taip, kaip jaučiuosi, taip, ką jaučiu, aš taip ir sakau. Nežinau, gal tiesiog ne visiems rezonuoja ir tinka tai, nes kažkaip visi irgi taip dvasingumo tokioj bendruomenėse, labai visi tokie malonūs, labai šypsosi, slepia savo, kaip sakant, šešėlinės pusės
O man jau nėra laiko nenoriu žaisti, nes aš matau, aš priėmusi savo šešėlį, aš matau jį, aš žinau, kokia aš esu. Tiesiog ir taip. Ir nežinau tada, kas vyksta. Ir atrodo, kad jos vienaip šneka man į akis, bet kažkaip kitaip elgiasi. Taip, iš tikrųjų aš matau, kad turiu menį apie dažnai sąmoningoje bendruomenėje būnantį tokį netikrumą. Tai yra bandymą būti jo, kaip sakyti, maloniam, bandymą pasirodyti, kiek aš daug meilės turiu, kaip aš tave palaikau. Ir tiesiog tuo pačiu bandant įtikti ir pasirodyti kaip su tokiu kažkokiu imidžu, kad kartais, aš pastebėjau šitam mūsų dvasingam pasaulyje yra labai daug, man patinka tas terminas spiritual bypassing, kad yra ta meilė, grožis ir dabar tiesiog esame meilėje ir tada mes pamirštame tos savo šešėlius ir aš manau, kad tos moteris galbūt jos nėra pačios susijungusios su savo šešėliais, aš taip įsivaizduoju. Ir greičiausiai, bando įtikti tau ir bando pasirodyti kažkaip. Ir man įdomu, ar tu žinai, kaip tu galėtum geriau atpažinti kitą kartą, sutikusi su tokiamis moterimis, ar jos iš tikrųjų yra tikros ir autentiškos, ar jos kažkas slepia savyje, ko nenori parodyti tau. Čia geras klausimas, aš manau, kad tas pas moterį kompasas yra vidinis, tai intuicija, kūno signalai, bet, jie, ką žinau, būna, kad galima apžaisti, supranti, tuos kūno signalus. Taip. Irgi. Tai aš ne visuomet gal žinau kaip 100%. Būna kažkoks vidinis jausmas, bet tada atrodo protas sako, nebūtinai taip yra. Žinai, kad nenueiti į negatyvą ir kad neprisikurti dar. Tai aš tiesiog tada, nes irgi galima tai prisimanifestuoti, prisikurti. Tai va, tiesiog aš tiesiog norėjau pasidalinti, gal, kaip sakant, gerai yra dalintis ir gauti įžvalgų dar iš šono, su kitom moteriam susijungti su tą energiją, negu kad man vienai čia marinuotis ir galvoti, ko aš galbūt pati viena negaliu atpažinti. Dėl to va, tas ir yra ryšys su moterimis. Labai vertingas. Yra dovana, man vertingas, kai sakau, tai man yra didelė dovana. Kartais ta dovana tokia būna įdomi. Taip. Kitokia gal ne visą laiką tokia, kaip tikiuosi gal. Bet ir ne tai, kad tikiuosi, aš irgi einu be lūkesčio, atrodo, į tą santykį. Nežinau, kur gliaudentis ir kur dirbti su savimi ir klausimas, ar man tai irgi tai... Nes kartais aš matai, ar tikrai viskas atspindi man viską, ar yra dar ir kitų niuansų. Kaip viskas kaip mano atspindys. Nes irgi manau, kad čia galima kaip užsižaisti šitam irgi. Bet aš nežinau. Ne? Aš tiksliai nežinau, dėl to aš garsiai įvardyju ir įdomu, bet gal tavo išvalgos ar kitų moterų išvalgos. Labai esu dėkinga. Labai gera matyti dar taip, patai aš dabar žiūriu, bet ta saulė atrodo paukšteliai, tai aš to faina. Taip, pas mane yra daug saulės dabar, aš esu Tailande, tai dėl to saulėta čia. Ir taip pat iš tikrųjų matau, kad Laura dabar sako, kad šitą laivą rodo ant pagrindinės sienos. Tai čia pagrindinės sienos turi menį Laura autentiškos veiklos ar ne. Tai gal tu duok mums šiek tiek kažkokį čia supratimą, nes labai supratau, kas vyksta. Bet iš tikrųjų, Raminta, labai dėkoju, kad tu su mumis pasidalinai, nes aš manau, kad tai yra apskritai iššūkis, kuris dažnai yra labai dažnas
moterise ir greičiausiai, kad ne viena moteris ir šioje grupėje su tuo rezonuoja ir galbūt tai patyrė. Jeigu tu esi patyrusi, tai prašau irgi pasidalink galbūt savo įžvalgomis, nes būtų iš tikrųjų labai labai įdomu. Tai Nu, labukas, atsiprašau, kad pertraukiau, bet pagaliau man davė prisijungti. Tai labai smagu tave, Laura, matyti. Ir dabar mes su Raminta šnekėjome apie santykį su moterimis ir moterų palaikymą. Ir kaip kartais, iš tikrųjų, moteris atrodo palaikančios, kai yra viena su kita, bet kartais būna, kad po to jos jau šneka kitaip už nugaros. Jo, man dabar reikia tik naviguoti, kažkaip pasistatyti telefoną ir aš tada prisijungsiu labiau šitą pokalbį, bet aš labai apsidžiaugiau, kad aš pagaliau prisijungiau. Taip, labai svarbu. Nes matytų, anksčiau transliavai į eventą ir man niekaip nedavė prisijungti. Dėl to aš sakau, kad dabar ant pagrindinės sienos rodo šitą laivą. Taip, tai žinai, aš čia visam turiu irgi tą paminėsiu, kad mes su Laura kartais turim tokių visokių techninių iššūkių pastoviai. Labai daug techninių iššūkių. Ir atrodo, viskas ten sudarom, ten suplanuojam ir vis tiek kažkas, taip, dabar telefonas buvo pertegęs ten porą minučių, tai vis kažkas atsitinka. Ja. Tai gerai, tai jūs tęskite, aš dar biškai turiu susiruošti. Ir iš tikrųjų man dabar vėl norėsiusi tai iš tikrųjų surišti su šiandienos tema, tai yra drąsa kurti, tai yra vidinis kritikas. Ir aš čia minėjau, iš kur atsirado, tai yra, kad kaip yra svarbus palaikymas tarp moterų ir kaip jis iš tikrųjų mums duoda tą drąsą kurti. Bet aišku, čia yra svarbus tas tikras palaikymas. Tai iš tikrųjų galbūt klausimas irgi yra, man dabar kyla, kaip iš tikrųjų mes turėtume viena kitą palaikyti kaip moteris. Ką reiškia tas tikras, autentiškas palaikymas? Labai įdomu būtų išgirsti jūsų įžvalgas. Man tai pirmiausia šita bendruomenė susikūrė būtent dėl to palaikymo, o kitas dalykas, ar aš gerai girdžiuosi, nes man labai traška. O kas čia traška, tai gal kažkur kitur tada traška. Tai va, žodžiu, ir šitą bendruomenę susikūrė dėl to noro palaikyti vienom kitas, bet kitas dalykas dabar, kadangi mes vedam mentorystę su Vaida, tai irgi labai ten gražu patirti tą visą bendrą palaikymą. Tai man tai yra apie tai, kai iš bendrų pastangų, kažkokių bendrų žinių, bendrų pasidalinimų susikuria kažkoks tai toks tarsi bendras kažkoks tai projektas ar kažkas matosi, kaip tas žmogus paauga, nes kiti jam kažką tai duoda, kažko pasidalina ir taip mes augam visi kartu ir man tai atrodo yra įdomiau ir gražiau negu kad po vieną, nes kai mes esam vieni, mes esam labai limituoti ir kartais užsisukam savo mintise ir grįžtam prie to vidinio kritiko, kuris yra šio tema ir kodėl mes palėtėm šitą temą, nes jis labai daug iškyla, kuriant savo veiklą ir ne tik kuriant savo veiklą ir mes patys tampam savo pačių priešai ir patys turim save nugalėti, tai labai gerai, kai yra palaikantis žmonės, kurie perkalba tą vidinį kritiką ir sako, ne, tai yra netiesa, tu tikrai daugiau gali ir tu tikrai turi tų dovanų ir kas atrodo tikrai matai tas dovanas pas kitus žmonės ir matai, koks yra talentingas, kiek jis gali daug duoti, bet jisai pats to netiki, nes dėl tų visų vidinių įsitikinimų savo, kurie net greičiausiai nėra tiesa, todėl tas ir yra palaikymas matyti tą šviesą kitame ir matyti tą grožį ir tas dovanas ir bandyti padėti susikalbėti su tais vidiniais kritikais. Tai galbūt man apie tai yra palaikymas. Ar moterų, ar vyrų, nebūtinai tik moterų, tas pats ir su vyrais, manau. Kas tau kyla, Raminta, apie tai? Apie savo pavyzdį aš galiu dabar, ką aš išgyvenu su savo kolegė. Jinai turi savo veiklą. Aš turiu veiklą ir mes viena kitą palaikom, vedam, rekomenduojam viena kitą ir besąlygiškai palaikom. Jeigu susitinkam visada ir taip, tai kas tau yra, kokios problemos, kaip aš tau galiu padėti, ką aš galiu padaryti dėl tavęs, ko tau reikia. Ir toks atrodo, wow, ateini ir wow, yra tokių žmonių, tikrai yra
kurie rūpi, kurie tau irgi atveda irgi klientus, tu jiems atvedi klientus, jeigu, kas susijęs su veikla. Jeigu būna sunku, žinai, kartu paverki ir tada nusišluosti ašaras ir sakai, žiūrėk, ką galime įspręsti. Ne, mes dabar paverkim, bet ką mes galim padaryti, kad būtų geriau. Ir tada atrodo tokia galia, įvyksta tas paleidimas emocinis. Ir tada tokia galia įvyksta kažkoks stebuklas. Ir kai kūriau savo kitą veiklą, aš atsimenu, labai man padėjo iš tikrųjų emociniai paleidimai. Labai sustiprino, nes tikrai tas vidinis kritikas, ir ypatingai jau kažkas ne visą laiką verslo pradžioj kažkokio sekasi. Ir jeigu yra dar spaudimo finansinio iš šono, tai tikrai buvo nelengva, bet irgi vėl žmonės aplinkui, kurie ateidavo ir pravesdavo, pavyzdžiui, emocinius paleidimus ir tiesiog paklausdavo, kaip tau sekasi ir sakydavo, taigi viskas gerai, tu gali. Irgi padėdavo. Tai jaučiu, ką jūs darote irgi su veikla, su tais mokymais, ne? Irgi tą patį palaikymą duodat. Kaip toks jausmas, kad pakeli sielą aukštyn. Ne? Nesako, kur būti tarptų žmonių, kurie kelia į viršų. Kurie tiki tavimi. Tiki. Taip. Tikrai. Ir iš tikrųjų, aš pati dabar labiau stengiuosi pati paminėti kitiems, jeigu kažką matau juose, jeigu kažką vertinu juose, tiesiog duoti jiems žinoti, nes manau, tai yra taip galinga. Ir aš pati dabar pažiūrėti savo pačios patirtis, ką kiti man pasakė. Labai dažnai, ką jie man pasakė, aš pati savyje to nemačiau. Tai pasako vienas žmogus, antras žmogus ir tada suprantu, gal tai iš tikrųjų yra tiesa. Bet aš to niekada savyje nemačiau. Ir manau, tai yra dėl to labai galinga, nes kiti mato mumis visiškai kitaip, negu mes matome save. Ir iš tikrųjų tos įžvalgos iš kitų žmonių mums gali padėti suvokti savo pačių galę. Padėti suvokti savo pačių vertę, kad mes jau esame pasiruošusios daryti tai, ką mes norime daryti šiame pasaulyje ir dalintis savo magiją. Tai iš tikrųjų kažkaip kas man kyla pasakyti, tai yra labai linkiu mums visoms daugiau dalintis su kitomis moterimis, ką mes vertiname juose. Tai yra labai svarbu, labai stipru. Dar matau, Guostė norėtų prisijungti, ar jinai gali irgi prisijungti, čia bus toks bendras laivas. Žinok, aš nebematau Guostės, mūsų viewers. Nežinau, ar jinai tebėra. Tai gal nebėra Guostės, bet tikrai iš tikrųjų būtų fainai. Apskritai, jeigu kas, kuri nors iš mūsų dabar žiūrovių norėtų prisijungti prie mūsų, tai tikrai labai... Jūs galite atsiųsti requestą tiesiog iš šitą laivą ir turėtų matytis. Jūs galite parequestinti, joininti. Taip, tikrai taip. Noriu labai Jums padėkoti, jei dar tikrai nuo Jūsų sklinda šiluma ir palaikymas. Tikrai Jūs šviečiat. Ačiū labai. Ir smagu, kad tu pakeitei mane šiandien, netikėtai, tai kad palavai irgi šitam laivė. Tai labai gera matyti iš tikrųjų gyvai žmonės, kurie yra šitai grupiai, nes tai yra pirmas kartas, kai iš tikrųjų taip gavosi įdomiai mūsų transliacija ir kad jungiasi gyvai žmonės žiūrintis, tai iš tikrųjų visai fainai. Labas, mačiau, kad pasidarė labai daug įdomių įžvalgų jau su mumis komentaruose. Ir labai iš tikrųjų matosi, kad turi nemažai ką pasidalinti šią temą. Tai Guostė, kas tavyje kyla, kas gyva, ką norėtum pasidalinti su mūsų bendruomenė? Tai prieš tai, kur kalbėjau apie moterį, tai labai pačiai esu susidūrus tuo, aš šiaip daug jaunesnė jūsų daugumą, bet vis tiek prisijungu, todėl kad labai savo tą mąstymą įeiti ir supras, ko noriu, nes labai daug buvo. Tai būtent ir iš anksčiau tokia įžvalga apie tą palaikymą. Turėjau labai daug draugų, jos palaikančios, jos atrodė mylinčios ir kartu, kad visur iš tikrųjų galiausiai supratau, kad aš jums tiek daug
vidų atgal, nu, ta prasme, nu, gauni ar pavydą, ar kažkokį pyktį ir tokia, nu, tai jau tiesiog gaunasi tokia kaip neviltis, kad eini dėl to, kad yra smagu, kartu iš tikrųjų jokio progreso, kaip kartu, kaip bendruomenė neturi ir nesigauna. Tai tada galiausiai supratau, kad noriu visai atsikratyti realiai, nes tiesiog nematau tikslo, nes visą laiką aš atrodo, kad įdedu daug darbo, bet lieku kalčiauti dar kažkokią situaciją ir aš to palaikymo, kurio man, tarkim, tuo momentu labai reikia. Tai gavosi taip, kad reikėjo tikrai atsikratyti ir po to taip atmesti ir buvo labai sunku, nes tikrai pati sėdėjau tokioj rezoliucijai, kad ką daryti, su kuo būti, neturiu nei kur eiti, visur vienai, apskritai labai sunku ir turėdavau tą problemą, kad nemoku viena būti, todėl kad esu labai komunikabili ir labai bendraujanti, tai man tas žmonių apsuptis būtina būdavo. Ir po to, kai jos nebebuvo, tiesiog buvo toks, nu visiškai, ką man daryti, kur man eiti, ką man pasiekti, kaip išmokti būti su savim. Tai dar ir iki dabar mokinuos, bandau, irgi priėmiau tam tikrų sprendimų, kur, tarkim, išeiti vienai gyventi dabar, pabūti, kur niekada nesu to darius ir labai sunku, bet nu, bandysim. Bet su tuo palaikymu irgi atmetus tam tikrų žmonės gavosi labai sunku, bet po to tuo pačiu pritraukiau kažkaip dar kitus žmonės, kurių net nesitikėjau, kad jie atsiras, ar kad jie bus, ar iš kur apskritai jie atsirado. Ir labai fainai dabar bendrauti ir tikrai jau atrasti tą tikrą palaikymą, tą tikrą meilę kažkokią ir bendravimą ir ryšį su moterim, kad būtent palaikyti, būtent pasakyti ne tik, kad viskas gerai, kad tau tikrai viskas pavyks, bet ir abi pusės išdėlioti, kad nu, gali ir tai būti, gali ir tai būti, gali ir nepasisekti. Tai bendrais ryšiais kažkaip lavinti tą mūsų ugdymą ir mąstymą, bet to pačiu dar kai kurie žmonės grįžo ir iš senesnių ratų, kuriuos buvau, tarkim, atsikračius tai žmonėm ir irgi labai galvojau, ar jiems duoti antrą šansą, ar su jais bendrauti. Ir kai kurie iš tų žmonių iš tikrųjų irgi labai pasikeitė tuo metu, kai mes buvom atskirai. Ir tas irgi yra gerai, tai irgi norėjau paminėti tą faktą, kad nebūtina visą laiką pamiršti jų, nes, tarkim, gal jie irgi tuo momentu mokėsi, taip pat kaip ir tu mokėsi, jums abiem reikėjo to atskiro laiko ir po to tie žmonės gali grįžti, bet juos reikia prisileisti labai atsargiai ir vėl iš naujo kalbėtis, ką tu supratai, kur buvo mūsų klaida, kur dėl mes negalėjom bendrauti, kas buvo blogai. Tai dabar yra gal dvi draugės, kurios grįžusios ir keista bendrauti, iš tikrųjų, ir atrodo prisiminti tos blogus dalykus, bet tu matai, kad tas žmogus irgi labai daug išmoko. Tai apie tai norėjau dar pridėti. Tai tiek. Ar tu manai, kad tai dėl to, kad tu keiteisi, tai ir žmonės keitėsi aplink tave, nes tu darai tam tikrus sprendimus savo viduje, ar ne? Manau, kad gal buvo šokas, nes aš buvau tokioj draugių kompanijai, tikrai. Nu ir mes nuo jaunesnių amžiaus visur ten kartu važiuodom, darydom. Nu ir po to aš viena ant jų visų supykau ir pasakiau, kad čia absurdas yra, kas darosi ir aš tikrai nebūsiu to dalimi. Tiesiog nebenoriu. Ir to pačiu buvo kita draugė, kurios buvo, aš anksčiau, tarkim, tos visos draugos pažįstamos, bet buvo atsitraukusios ir aš vieną draugę prikalbinau, kad būti kartu su visom tom mūsų draugėm. Ir galiausiai gavosi, kad aš nuo jos turėjau atsiskirti, kai aš ją ir pasiėmiau tą grupę. Kai man buvo vienas svarbiausių tų žmonių, su kuria aš sutardavau, reikėjo atsiskirti ir nuo jos. Ir bet tada, kai jinai pamatė, kad aš atsiskyriau, tada mes nebendravom ir dabar po kažkiek laiko mes toliau nebebendravom visos, bet išlikom dviese. Ir jinai irgi pamatė tą, ką aš padarius išėjus irgi pamačiau. Tai gal ir gavosi taip, kad augo gretimai šalia, bet tiesiog atskirai, nes pamatė kažkokį pavyzdį. Nu, tai kažkaip taip. Taip, iš tikrųjų labai įdomu, kai mes augome, kaip mes savo pavyzdžių paveikėme ir kitus. Kaip jie pamato, kas yra įmanoma ir kaip mes inspiruojame savo veiksmais. Ir apskritai labai įdomu pastebėti, kaip mus paveikia aplinka ir kiti žmonės. Tas iš tikrųjų yra tas populiarus pasakymas, kad mes esame kaip tas 5 žmonės, 5 artimiausi žmonės mūsų aplinkoje. Tai iš tikrųjų aš pati pastebiu, kokios mano skirtingos dalys išsireiškia ir pasirodo, kai aš būnu tarp skirtingų žmonių. Ir ką aš dabar labai vertinu, savo santykė su žmonėmis. Tai man yra labai svarbu,
kad aš jaučiausi saugiai pasirodyti visame savo tikrume, savo autentiškume, kad man atrodo, kad aš esu per daug tam žmogui, kad aš jaučiausi, kad aš esu priimta, kad ir kas aš esu, kad ir kaip man blogai, kad galiu būti pažeidžiama šito žmogaus santykė su šito žmogumi ir tikrai, jeigu aš nesijaučiu saugiai būti savo autentiškume su kitu žmogumi, tada, aš iš tikrųjų greičiausiai nenorėsiu toliau tęsti šito santykio. Tai Jo, čia dabar mes perėjom prie to visų irgi palaikymų ir prisiminiau, kaip ir mūsų mentorystės grupiai mes irgi kalbėjom labai daug apie šitą temą, kaip ypač kai kuri savo veiklą, taip pat ir tavo artima aplinka nepalaiko, nes dalinos irgi kai kurios merginos, kad atrodo, tu įdedi tiek daug meilės, įdedi visą save ir kuri kažkokius dalykus, o tavo artima aplinka tiesiog tave nepalaiko ar smugdo, ir tada kaip tikėti savim ir kaip vis tiek pačiam save reikia palaikyti ir atrasti tuos žmonės, kurie tikėtų tavim ir palaikytų tave, jeigu kiti žmonės nepalaiko. Ir čia tas, kur, koks čia vardas, Gustė, sakė, kad reikia tada keisti aplinką, keisti žmonės, pasirinkti save pagal tai, kokios yra vertybės ir pagal tai, kas yra svarbu. Ir tie žmonės, kurie irgi yra su tom pačiom vertybėm, tai jie liks gyvenime, o tie, kurie ne, tai jie neliks. Ir tiesiog, mes negalim aukoti savęs ir savo gyvenimo tam, kad gauti kažkokį palaikymą, kad kažkas paplotų, kad uždėtų laikų, bet tada mes nebūsim savimi, nebūsim tikri. Taip. Taip, aš ir galvojau daug apie tai, daug komentarą, kad žmonės nusisuka, nebereikia, nebegauna nieko iš tavęs, jie nusisuka, o kai tau reikia pagalbos, jie negauna to žmogaus vėl, nes kaip būna, tarkim, išėjęs. Tai aš manau, kad labai svarbu pamatyti, savim naudojas, ar kažkaip, nežinau, kažkokią blogą prasmę turi su tavim bendraudamas, iškart patinto, ta prasme, nereikia jam leisti įeiti į tave. Man taip, pavyzdžiui, asmeniškai daug yra sugadinę pasitikėjimo, būtent tokių saviverčių, kur kažkas pasako, tai aš tokia, aha, gerai, man taip reikia daryti. Aš tikrai, tada, kai lieki būni ir vienas, ir tada supranti, kad aš nieko turiu, reiškia, turiu tik savo galvą, turiu tik savo, tada nebeina to į tave, todėl, kad tų kitų minčių net nėra tų kitų žmonių. Aišku, aš nesakau, yra gerai visai, kad būti tik su savim, ne, tai irgi nėra gerai, kartais reikia tik išgirsti nuomonių, bet situacijose, kur lyg tau žmogus kažką tau netinka, tai aš asmeniškai net nepasakau. Tada aš pasakau, gerai, aš išklausiau tavo nuomonės, bet netikė, nes man tai bus nenaudinga, bet tas pereiti į save, kad sunku yra tikrai su savim dirbti ir su savim prisėsti, kiekvienas turbūt toje kovoje, bet yra labai vertinga, tikrai labai daug užtikėjai, nors nejautė, galvoja apie tą mintį, iš tikrųjų, daug kartų galvodama, tau susidėlios, kad tu kažką pasiekiai. Taip. Ir iš tikrųjų, kas man dar kyla paminėti, tai yra, manau, labai yra svarbu apskritai susivokti, kokius žmonės aš noriu pritraukti į savo gyvenimą, tarp kokių žmonių aš noriu būti apsupta, kokios yra jų savybės. Ir čia aš ką pastebėjau, kad man yra labai svarbu, kad jų vertybės atitiktų mano vertybės. Bet čia reikia irgi pačiam išsigryninti labai aiškiai, kokios yra mano vertybės. Pirmiausiai, kad suprasmėme, kas vertybės norime pritraukti. Ir taip pat, kad aš labai supratau, kad man yra svarbu išsigryninti savo poreikius santykyje. Ir kas man yra svarbu, jeigu aš noriu tikrai vystyti gilų santykį. Ir kaip aš noriu pasirodyti tame santykyje su tuo žmogumi. Ir kaip aš noriu, kad jie man pasirodytų. Ir paminėti tuos poreikius, paminėti jiems, jeigu aš jaučiu, kad mūsų santykis nėra atitinkantis mano poreikių. Ir tiesiog rasti tą bendrą sprendimą. Ir dabar tuo pačiu kalbėdama, jaučiu, kad mes iš tikrųjų šitą laivą darėm jau virš valandos šiandien. Ir
Na, kas man dabar kyla, tai man norėtųsi jau kažkaip išrišti ir eiti į pabaigą. Ir tiesiog dabar galbūt, Laura, žinau, kad tu mažiau dabar šiandien gavai erdvės pasidalinti. Tai gal dar, ta būtent drąsos, vidinio kritiko, palaikymo tema, galbūt yra kažkokių dalykų, kažkokių tiesų, išminties, kurią tu jauti dabar labai norėtum pasidalinti su mumis, kaip pasnažodžius. Jo, matai, šitas laivas visai gavosi ne toks, kaip aš galvojau, kad jisai gausis ir kaip aš buvau susiplanavus ir pasiruošus, ką aš čia kalbėsiu, ką aš čia dalinsiuos, kiek aš čia daug norėjau pasidalinti, tai žodžiu viskas, visa šita struktūra subirėjo, tai dabar taip truputėlį sunku paimti ir kažką ištraukti apie tą drąsą ir taip čia dabar spontaniškai kažką tai pasakyti. Man tai atrodo vis tiek yra tai darbas su savimi ir kad tas vidinis kritikas taptų mūsų tuo vidiniu tobulintoju, kaip ten kažkas buvo parašęs, tai vieniem lengviau pavyksta, kitiem sunkiau pavyksta ir ten irgi kažkas komentavo, kad sako, iš viso neturiu jokių problemų su tuo vidiniu kritiku ir tiesiog viskas puikiai sekasi, bet po to aš matau, tas žmogus eina ir viską kritikuoja ant visų kitų, tai tada man biškai kyla klausimas. Iš tikrųjų yra. Tai ta drąsa, man atrodo, ateina bandant ir matant progresą, nors kažkokį mažus žingsnelius, kažką padarom, nereikia nusistatyti kažkokių labai didelių tikslų, bet tiesiog kažką padarom, kažką atliekam ir mes kažkur galim savim jau truputėlį pasidžiaugti, pasididžiuoti, mums kažkas pavyksta ir kaupti tą visą savo banką, tų savo sėkmių, sėkmelių, pasisekimų, kad po to turėtumėm atkirti, kai įsijungia tas balsas ir sako, tai tau čia niekas nepavyksta, tau čia ir vėl nepavyko, bet tada tu gali jam priminti, kad man pavyko ir tas, ir tas, ir tas, tai tokį net gal kaupti kažkokį sąrašą savo tų visų pasisekimų, nes turbūt labai mažai kas daro, ir atsiversti jį, pasižiūrėti ir priminti savo, kiek daug dalykų pavyko ir švęsti save. Aš atsimenu, kai aš išėjau iš savo darbo ir pradėjau savo veiklą ir manęs paklausė, ko tu atšventai, kad tu pradėjai savo veiklą pati dirbti. Man net nebuvo šovęs toks dalykas į galvą, nes tai netrodė, kad čia verta, kad čia kažkoks tai labai didelis momentas, ar čia verta kažkaip tai švęsti ar kažką tai, bet toks net po to, kaip pergalvoju šitą klausimą, galvoju, tai čia toksai kiekvieną žingsnį verta švęsti, nes ne kiekvienas tai padaro, galbūt kiti žmonės iš viso neišeina niekada iš nemėgstamo darbo ir nugyvena gyvenimą, nenugyvena to gyvenimo, kokį nori jie gyventi. Tai viską, ką mes padarom dėl savęs ar dėl kitų, ar kažkas, kas yra vertingo, tai verta švęsti ir verta savo tai priminti, bet mes kažkodėl labai mėgstam priminti tuos blogus dalykus ir žiūrėti blogus dalykus ir žiūrėti kažką, kas sunku ir ko nesugebam, bet neturim to įpročio žiūrėti į tai, ką sugebam, kas mums jau pavyko ir ką mes galim padaryti. Tai čia, man atrodo, galbūt kažkoks auklėjimas, galbūt kažkokia visa aplinka yra taip paveikusi, ar kaip mes augome ir po to susiformuoja ta tokia asmenybės dalis, kuri po to visą laiką perima tą rolę ir mums priekaištauja. Tai man tai atrodo yra pradėti daryti veiksmus ir kažkokius mažus žingsnius, ir matyti, kad nieko baisaus neatsitiko ir pavyko, ir vėl pavyko, ir vėl pavyko, ir tada labiau imi tikėti savim. Tai gal tiek. Taip, labai labai dėkoju, Lara, už tavo išmintį. Ir dabar aš irgi mažiau šiandien prisidalinau, bet dar paskutinis dalykas toks kyla. Tai dažnai, kai mes norim kažką daryti, kažkokių svajonių siekti, kokį produktą, paslaugą pradėti dalinti socialiniuose tinkluose ir panašiai, mes labai dažnai pagrinde galvojame apie tos žmonės, kurie mus judgins. Ir tada pamirštam tos žmonės, kuriems mūsų žinutės iš tikrųjų reikia. Pamirštame savo darbo sielą, kodėl mes taip darome. Ir kai tas suvokimas, kodėl tai yra tai svarbu, kodėl mūsų žinutė tokia yra svarbi tiems žmonėms, kurios jiems reikia, tada iš tikrųjų yra lengviau.
Bet tikrai labai, labai kviečiu nepamiršti, ne tik galvoti apie tuos žmonės, kurie galbūt mus judges, bet ir apie tuos, kuriems mūsų paslaugos reikia. Gerai, ir dar, kadangi pas mumis guostai yra, galbūt tu turėtum irgi kokį 1 ar 2 sakinukus pasidalinti su mumis. Aš dar galvojau, kad viskas, ką sakėt, labai labai svarbu, kad nepamiršti tų abiejų pusių, kad kartais netikėt, kad čia tie žmonės mus džedžins ar kažkaip jie galvos, kad mes blogai, nes tikrai vis tiek yra tų žmonių, kuriems mūsų reikia mūsų tos nuomonės, bet tuo pačiu manau, kad ir mums reikia kažkokios nuomonės iš aukščiau, kas yra kažko daugiau pasiekęs. Tai aš irgi ką pastebėjau, kad labai apsistačiau tokiais žmonėm, arba bent keliais žmonėm, arba pradėjau sekti tokius žmonės Instagram ar kažkur, kurie yra man kaip pavyzdys, kurie yra tiek save iškritikavę ir, ta prasme, viską supratę, daugelį dalykų supratę ir save sustatę į vietą. Todėl, kad aš kaip matau tokį pavyzdį, aš pati galiu eiti link to pavyzdžio. Tai manau, kiekvienam būtų labai naudinga turėti tų pavyzdžių ir juos apstatyti save kasdienybėje tiek su, tarkim, tikrai žmonėm, tiek socialiniai medijai, tiek kažkur kitur. Ir taip pat jungtis, kur daugiau apie tai ir pasakojama. Todėl aš ir šiandien prie jūsų prisijungiau, todėl, kad man buvo tiesiog įdomu ir man tai atrodė kaip vėl kažkoks pavyzdys, kur galima kažką turėti. Labai, labai ačiū. Guosti. Taip, labai iš tikrųjų smagu, kad prie mūsų šiandien prisijungėte Raminta ir tu, Guoste, taip spontaniškai, tai labai irgi sveikinu, švenčiu jūsų drąsą, kad atėjote čia ir pasidalinote savo nuostabiomis mintimis, kurios tikrai buvo naudingos ir iš tikrųjų Guoste tikrai paminėjo labai svarbų dalyką, kad labai yra svarbu suvokti, kokia yra mūsų aplinka, ką mes apsistatė apie save, ką mes sakome socialinėje erdvėje ir kaip mes iš tikrųjų galime apstatyti save tokiais resursais, kurie iš tikrųjų mus įgalins ir palaikys. Ir labai, labai tikiuosi, kad šita grupė yra jums tai. Gerai, Ada, Laura, kažkas yra? Ką norėtum paminėti prieš baigiant? Na, manau, aš jau paminėjau. Gerai. Tada ačiū visoms, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad kitą kartą mes turėsime tokių visokių techninių kliūčių ir kad pagaliau tai išsispręs. Tai iki pasimatymo visam. Gerai, iki. Viso